Akių makiažui panaudosiu naują Youngblood paletę, kuri yra limituoto leidimo. Ir šiuos atspalvius jūs galite panaudoti tiek dieninėme makiaže, tiek ir susikurti įspūdingą vakarinį šventinį makiažą, ką šiandien jums ir pademonstruosiu. Koks akių makiažas be šešėlių bazės? Tai šiandien panaudosiu savo mėgstamą šešėlių bazę iš Youngblood, kuri prailgins akių makiažo išsilaikymo laiką. Ir taip pat man šešėliai išliks tobuli visą dieną ir visą naktį. Taigi išsišviesinus voką metas paimti akies kontūravimo spalvą ir ją įvesti į akytės linkį su puriu šepetėliu. Pradžioje pirmyn ir tuomet link smilkinio į viršų. Dabar metas mūsų akių makiažą paversti tikrai šventiniu ir tai geriausiai padės mums atlikti blizgučiai, kuriuos galima rasti šioje paletėje. Ir jie geriausiai aplikuojasi pirštais ir jūs pasižiūrėkite, kokia pigmentacija. Tiesiog pirštų pagalvėlių pagalba sukuriu tokį švytėjimą. Šventinėme rinkinyje prie paletės jūs taip pat gaunate ir gelinį linerį, kuris yra visiškai šio sezono top, nes šventiniuose makiažuose mes neapsieiname be pravedimų įvairių formų. Tai šiandien padarysiu labai subtilų prie blakstienų linijos, bet tikrai galima būti kūrybingiems ir pasidaryti jūsų norimos formos pravedimus. Su geliniu pravedimu yra šaunu tai, kad jūs galite užpildyti, tarkim, tarpblakstieninę liniją ir tuomet pasitelkę šepetėlį dar jį prasklaidyti. Jums nereikia iškart nupiešti tobulos linijos, kas yra tikrai patogu, ypatingai pradedančiosioms. Akių makiažą, žinoma, užbaigsime tušu, kuris taip pat įeina į šventinį rinkinį prie paletės ir gelinio linerio. Stenkitės blakstienas dažyti nuo pat šaknų ir tokiais vibruojamaisiais judesiais. Jeigu šiek tiek išsitepėt, nepergyvenkit, palikit išdžiūti ir tuomet su šepetėliu skirtu antakiams labai gražiai ir švelniai nuimsite dėmeles.